Apie savo automobilį. Kaip šitą, patys važiuojate į... Ne, tai aš pati važiuoju, dabar ties pas mane bus technikiniai balandžio mėnesį. Tai po naujų metų jau aš ruošiu mašiną technikinė ir aš pati į Aviažėlius važiuoju, pati. Ir technikinė pati praeina? Pati, kas daugiau praeis. Ir kiek metų jums? Kiek metų jums dabar? Ne, jums kiek metų? 90 metų man. Super. Ne, jau dabar 90, jau dabar eina daugiau. Jau 91 jau galbūt? Jau 91. Tai puiku, tai čia, ojojoj. Bet žinot, kas pamatau, tai ir sako, tai tu dabar viena važiuosi, nieks net važiuos tau padėti. O sako, kam jie man reikalingi? Man nereikalingi. Tai iki Girulių ir atgal? Čia 354 kilometrai. O... 354. Bet dar su kaimyno kiaulę atvežėte Vilnių, tai iš ten. Kaip jums pavyko taip? Tai, žinokit, nupirkau kiaulę, 300 kilogramų kiaulį buvo. Dabar čia ne šįmet, o pernai. Vadai jau neperku, vaikai nenori daugiau. Nenorit, nereikia. Tai nupirkau. Tai jūs žinot, tas, kur man samdėm, kad papjautų. Ir pataikėm meistrą. Iš šito, kur anksčiau, žinot, buvo pjauna tuos gyvulius specialistai. Skerdyklos ar ten. Jo, tai jisai, sakau, man papjaukit, pasakiau, kaip man, kaip sukapot, ne taip, kaip jis nori, bet kaip aš noriu. Ir sukrovė man, ir jisai sako, vaizau, nežinau, nepasėmiau, suprantate, daugiau dokumentų, jums nufotografuoti jūs, kaip čia pasakė jis ant manęs, vienu žodžiu kažkoksai žmogus nenormalus. Sako, tokį sutinku pirmą kartą, kad supranti tiek metų, atvažiavo, kiaulę nusipirko, pasakė, kaip papjauts, kaip sukrauti ir važiuoti. Viską paaiškino, pakomandavo. Mano gyvenimą dar buvau nesutikęs tokį. Ir jūs dabar parvažiuosit. Sakau, kas važiuoja. Bet čiagi iš Girulių į Vilnių ir atgal, tai ir dar pilna prikrauta. Tai aš visą... Dar mašina šitą. Aš iki šiam laikui važinėjau dar su priekaba. Su priekaba? Taip. Taip, su priekaba. Ir tai dabar, Lioniai, pernai man nedavė priekabos, sakė, užtenka, ką tu čia vežiosi, nieko nevežiosi, važiuok be priekabos. Jau priekabos jau nedavė. Žinot, aš tik išvažiavau, bet tos priekabos, parvažiuoju priekabos, ir kur priekaba mes nežinom. Suprantėjau, matyt, kažkam atidavė. Gal paslėpė, kad... O žinokit, man su priekaba geriau važiuot, man geriau patinka. Aš saugesnį. Labiau bijau, priekabos bijau, žinot, visi. Visi varo, kaip jie varo. Reiškia, kelias 110-120 jau į vietom galima. Bet kad jie varo, kaip pasitėtė, tik švilp, lėkit, rupūžiais, lėkit. Galvoju, lėkit, tai ką pat lėkit, dėsit man į priekabą. Tai toj priekabo, žinai, ir kaip ir saugiau. Iš mašinos tai jūsų nieko neliks. Man tiesiog bepročių tokių, žinokit, yra. O aš kaip į te važiuoju, tai aš porą vietų sustoju. Sustoju prie kavinių, užeinu, pavalgau, pavaikštau, pasižiūriu, viską apsižiūriu. Ir pasilsiu, įvažiuoju. O šį kartą reikėjo grįžti, tai kaip grįžti. Buvau numačius dar ten avį nupirkt avį, parsivežt avį. Žinau, ten svogūnų nupirkau, ten viską, svogūnus parsivežau. Nupirkau ir priekabos kap nėra, tai daugiau, žinot, nieko ten nepakrausi. Rūbus susikrauni viską. Ir supranti, į ką tu vėl nepadarysi. Nuvažiavau, nes ten ta tokia trenkta boba papuolė. Ten mudvi nesusitarėm, sakiau, žinot ką, netitinkam mudvi, netinkam. Vsio, ir aš nepirkau ir išvažiavau. Ir buvo 4 valandos, tai 4 valandos, tai žinot, jau dabar ima tent, va dabar. Taip. Aš juk nesiniai tik parvažiavus. Tai kaip sėdau, galvoju... Tai šiemet jau taip. Žinot, galvoju, jau niekur nestosiu, kad, žinot, šviesiau važiuot. Tamsiai labai nemalonu važiuot, žinokit.
Tai kaip dėjau, tai be sustojimų. Tai be akinių važiuojat? Akinis nešiojas šitą vairavimui dedat ar ne? Nenešioju aš jokio akinių ir nieko neturiu. Aš viską skaitau. Tai ką, ir skaitot ir vairuojat be akinių? Viešpatie, kam jie man reikalingi? Super. Man reikalingi, akiniai man trukdo. Aš jų neturiu, bet matot, pas mane vokų uždegimas. Matot, kokios akys. Matosi šiek tiek. Aš žinot, nuo ko? Aha. Pas mane širdis atsakius. Kaip atsakius? Jinai, supranti, duoda permušimus. Tai ką nedarė, jo čia, žinot, su profesorium turim reikalą, žmogus jau ką nedarė, jau ką nedarėm, nieko nepadarom. Tada jau viskas. Tada, žinokit, atsirado nauji vaistai. Jisai sako, davai pabandom šitos. Pabandė labai gerai. Aš dabar iš ryto aš išgėriau tabletukę, numušu normaliai širdis, aš viskas tvarkau. Viskas atsistatė. Nieko man neskauda, suprantat. Ir aš savo laimingai važinėjau, dabar ruošiausi išvažiuoti. Aišku. Galit mašiną parodyti šitą, pažiūrėti šitą, nes čia jau rytinybė su tokia mašina dabar jau. Einam, aš parodysiu, aš pati ruošiu dabar išvažiuoti. Važiuoju į miestą dabar. Jo, važiuoju aš į miestą. Tuoj palaukit, paimsiu, tai savo paimsiu šitą raką. Iki Kauno aš atvažiavau, žinokit, šviesiai. Nuo Kauno ėmė temsėti. Maugli, tuoj paduosiu, aš tau tuoj duosiu, palauk Maugliukui tuoj. Atšekit. Ну, разобрались? Mašiną noriu pažiūrėti, kaip šitą, sako, ir pati vairuoja, ir viskas. Как вернулась, удивляй сама. Ну, я удивляюсь, ну как. Давай čia žinota mašina. 80 metų. 80? Taip, 80. Oho. Va ta mašina. Ne, čia tai jau. Ta mano mašina ir va sėdu savo ir varau. Ir benziną turi. Ir važiuojantį, viskas tvarkoja. Tai žinokit, ir parvariau, bet jau nuo Kauno buvo tamsu, paskui šviesos. Taip jau mūsiškai ponai nusprendė, kad jau labai gražiai padabyti kelius. Sostinės diena buvo. Состинец дена, она тогда вернулась. Состинец, ну так я смотрю, быстро и сама катается все. Вот, вот. Tai įsivaizduojat, reiškia pastatyti tokį mažį, tokį stulpiukai, tie dega, viršui dega visur ir mušasi šviesos su mašinos. Aha, nu tai... Va toks nutinys. Akis apšviečia šiek tiek. Bepročiai, ką jūs čia patyrėte. Nu nieko, sėdau, parvažiavau pusę 9, jau buvo tamsu. O kas remontuoja mašiną šitą? Prašau? Kas remontuoja? Aš turiu vaiką. Bet, o į servisą kas nuveža šitą ten? Pati! Pati? Чем ты говоришь? Čia nuveža, ką jūs. Aš atvažiuoju pas meistrą ir sakau. Kas sako pasidarė mašinai? Nieko nepasidarė gerai. Aš važiuoju į Teką ir prašau tu patikrinti viską taip, kad man antrą kartą važiuoti nereikėtų. Aha. Jis viską padaro, žmogus, ir važiuoju, mane tą mašiną, jau vyrai pamato, tai supranti, jau jie mane ir žinote visi. Aha. Mašiną pasiima, durys susidaro, dabar neįleidžiu, čia įleisdavau, dabar ne. Ir viskas, aikit į aną pusę į laukiu. Ką norėjau, laukiu, atvažiuoju, duris atidarė, pasiimti. Super. Antrą kartą mane nevarinėja. Viskas jau. Iš pirmo karto praeina technikinė apžiūra. Iš pirmo karto praeina. Jo, bet prieš tai pas meistrą jis viską aptvarko šitą ir tada jau technikinį, taip? Pas meistrą atvažiuoju, kad tagu, nu tai, jis tyri. Čia tai tikrai įdomu. Ale sakau, tu tai padaryk, kam antrą kartą mane nevarinėtų. Nu, kad 90 metų varo, tai tikrai 90. Balandžio mėnesį praeisiu. Nu, kad daugiau tokių žmonių būtų. Ką žinau, supranti. Ir tai dabar, žinau, daktarai, dabar pirmai būdavo ant 2, ant 4, kiek čia 5 metų buvo pažymėjimas.
O dabar kiekvienais metais praeinu. A, kasmet jau reikalauja. Čia kasmet reikia ten važiuoti ir vežat ir... Svarbiausia, žinokit... Štai sama jedit, молодец. Anksčiau tai būdavo ten, kur visi, žinot, padaro, atidaro. O dabar tiesa... Sakė, tu priekabo, tai žiūri, tikrai va farkopas šitą pajungtas. Aišku, turiu farkopą. Jeigu kas užsižiopslės, dėk į tą farkopą. Aha. Tai šito priekite bus viskas iškalba. Jiems skaudžiau. Nu, a ką jūs, farkopą aš pasilikau. Nu, super. Jeigu maža, ten vietoj, tai kaip man reikia, kitus žinot, džiugu girdėti. Ar ko parsivežti. Tai aš kaimynai pasiskolinau priekabą iš jų, tai labai geri kaimynai visi. Pasiskolinau priekabą ir pasikabinu ir važiuoju. Super. Pernai, žinokit, ten kaip aš viską perkėliau, labai daug metalo, tokių lyšnų dalykų. Žinot, iškas jau už tai, kad jau surūdėjęs, jau reiškia keičia. Tai tas kaimynas sako, kur tu jį gražiną dėsi? Niekur aš nedėsiu, sakau, išmesiu. Jeigu gali atiduok man iš jo, o jis labai blogai jautėsi. Tai sakau, gerai, pasimk, man gaila. Nu tai sakau, anuka, davai, duok savo priekabą, nuvažiavom, priekabą užsikabinau, atsivežim, sukrovėm ir abudu, sakau, aš nežinau, tai kur ten priima, kur tu tuos metalus, sakau, vieną aš nevažiuosiu. Važiuojam abudu. Tai jam dar padėjo tą metalą užvežti? Nuvažiavam į ten, jis tą metalą pridavė, aš jam atidaviau. Nu taip. Nu tai paskui grįžom, o jeiva, ir žino, Žana, Alius, žmona, jie irgi pagyvenę žmonės. Aišku. Nu tai tą visi žino, važiuosiu, sakau. Tai nieka nieks neatvažiuos. Gerai, kągi tada. Kągi, linkiu sveikatos ir dėkoju ilgiau dar taip pabūti ir džiugu girdėti, tai kaip jau tai yra. Tai dabar žinokit, kiekvienais metais tą prakeiktą praėjimą. Tai dabar poliklinika, tai va 20 jau važiuojus ir rašau. Ir iki naujų metų. Tai gydytojai nesistebė, kad jūs... Prašau, pas ką nuveikt, žinot, dabar ties reikia laukti. Po naujų metų pradėsiu eiti. Iki balandžio mėnesio praeisiu visus. Bet jau žinot, kaip polikliniko, tai jie, matyt, nežinau, ko reikia, ko nereikia. 27 gydytojus praeinu. Ir čia kasmet jau? Ir savo technikinė pereinat jau. Nu, visus, žinot, užrašau, nu, turėjau, ta kur tu dingsi. Nu, super. Ar tu nori, ar nenori? Nu, šaunuolė. Puiku. Man tai juokingiausia, ar matai, aš matau vienetą. Taip. Vienetą. Akinius turiu, neturiu. Skaitai viską, skaitau, ką. Ir be akinių, be nieko. Aš jau sakau, ruošiuosi, man skaityti jau norisi akinių. Bet jau žinot, aš pakol kas jų nerandu tokių, kuriuos susidėdama jam maišo. Trukdo. O taip žemė. Pavyzdžiui, kai parduotuvę važiuoju, aš dabar važiuoju, ypač į parduotuvę išlas parvažiuoju. Taip. Tai, žinot, aš viską suskaitau, viską. Ten ir kainas, ir užrašus visus įskaitot, viskas puikiai. Nereikia. Puiku. Paskui jie, žinai, man jau toks juokas paėmė. Tu girdi gerai. Sakau, kodėl aš turiu blogai girdėti. Žinai, sako, gerai. Jie trysi ten, žinai, atėjo, dar vienas gydytojas, į kampą taip toliau nuvėjo ir visi kuždasi. Aš stoviu ir tai sako, pasakyk, ką mes šnekam. Sakau, kuždėkit, jis čink, viską pasakiau. Nu, tada numojo rankomis. Nustebo taip jau. Buvo nustebinti gydytojai. Taip, aišku, puiku. Daugiau tokių žmonių reikia. Jau sakau, kad turėsiu, tai tada ant ką. Aišku. Tai bus. Žinau, kam nenurodysi. Aišku. O dabar pakol kas. Kaip yra, taip yra. Kaip bus, tai bus. Ir ten, žinokit, pas mane irgi visą laiką žmonės, visą laiką, kaip sakoma,
reikia žiūrėti, supranti, reikia pažiūrėti, kitam jam to reikia, kitam to reikia, trečiam to reikia. Ir žinot, nu, su žmonėm atvažiavę žmonės kažko tai nori. Jis išvažiuoja, kitus išvažiuoja, važinėja visą dieną, sako, grįšim vėliau, kad virtuvė, sako, neužrakyk, vėliau grįšim. Aišku. Pavalgyti. Nu, Aišku.